Sveiki visi dar kartą, sveikinu jūs visus šiandien susirinkusius į startuojantį naujai paskaitų ciklą. Aš esu Aida Štelbienė, kuri koordinuoja šitą visą vyksmą. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra laimėjo Lietuvos kultūros paveldo projektą, kuris taip ir vadinasi "Kaip interpretuoti ir suprasti kultūros paveldą". Ir šitas projektas inicijuojamas tam, kad mūsų jaunoji karta mokytųsi istorijos pamokose ne tik tai faktus ir analizuotų, ir tos analitinius gebėjimus ugdytų, bet taip pat ir pajaustų ir atrastų ryšį su kultūros paveldu. Pirmoji dalis, kaip gavote ir laiškuose, ir registruojantis matėte, tai yra 5 paskaitų ciklas, labiausiai orientuotas į tas vietovės ir tuos miestus, kurie turi teritorijas UNESCO pasaulio paveldo teritorijas savyje. Tai yra Vilnius, Kaunas, Kernavė, Neringa. Išleidome vieną iš jų, bet dėl tam tikrų niuansų. Ir esmė vainikuos šitą paskaitų ciklą nuotolinė paskaita, kurią skaitys Europos jau kultūros paveldo, taip pat ir UNESCO paveldo interpretavimo ekspertė Valija Stergioti. Jinai paskaitys tą tokią pažintinę, kas tai yra per metodas paskaitą, bet po to jau turėsime labai unikalų seminarą gyvai čia Vilniuje, mūsų agentūros pastate. Vyks intensyvūs užsiėmimai 2 dienas, rugsėjo 25 ir 26, dar yra likusios 6 vietos, tai pamastykite, kas norite iš tikrųjų susipažinti ir išbandyti šitą metodą, tikrai kviečiame registruotis. Registracija į seminarą atidaryta, pasižiūrėkite mūsų svetainėje. Labai svarbus momentas, turiu paminėti, kad mes organizuojame šitą visą projektą ir šitos mokymus ne vieni. Mums labai padėjo Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, mes kaip partneriai veikiame. Ir taip pat prisijungė Trakų švietimo centras, būtent šitom kaip kvalifikacijos tobulinimo mokymų daly. Nes viso projektas nesibaigs tik mokymais. Finalinis svarbiausias mūsų akimis ir kultūros tarybos akimis yra ta dalis, būtent kai grįšite į mokyklas ir turėsite išbandyti tą metodą kartu su savo moksleiviais. Apie tai gal jau ir skaitėte ir žinote, tai dabar nebegaišinu laiką, žodį perdodu šiandien paskaitos moderatoriui, šios dienos paskaitos moderatoriui, agentūros direktoriui, humanitarinių mokslų daktarui Juozapui Blažiūnui, kuris ir pristatys ir lektoriui ir paskaitą. Tai ačiū. Labadiena, gerbėmieji, labai malonu visus matyti. Aišku, nieko nematau, bet vardus pavardas matau. Tai sveikinu visus prisijungus ir tada trumpai pristatysiu Jums šiandienos lektorių. Tai pasveikinkit audringais plojimais humanitarinių mokslų daktarą Mindaugą Klovą. Ir kadangi mes išjungti tik garsiakalbį, tai patys savo galite pasiploti. Ir iš tiesų Mindaugą pažįstu, teko pristatyti ir knygą, teko ir Vilniaus istorijos pirmą tomą, lygiai taip pat visus tomus, tiksliau, lygiai taip pat teko ir bendrauti, lygiai taip pat skaitau jo mokslinės publikacijas. Neabejoju, kad ir jums teko kažkur, tai jeigu domitės daugiau nei pati programa ir ieškote papildomų informacijos, tikrai galėjote matyti, skaityti Mindaugo parašytus ir straipsnius, ir monografijas įvairiausias, kurios susėtinos yra su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija.
Ir apie ką iš tiesų kalbės Mindaugas, jūs išgirsite, aš trumpai tik tai pristatysiu, kad tai vis dėlto bus apie tą Vilniaus tokią demografinę padėtį, daugiatautiškumo pačią raidą 16-18 amžiuje, lygiai taip pat apie įvairias konfesijas, kurios gyveno įvairių tautų atstovus, kurie gyveno, dirbo ir džiaugiasi Vilniumi. Ir lygiai taip pat apie patį Vilniaus miestą ir kitas istorijas. Tai tada užleidžiu savo vietą išdidžiai Mindaugui, kad jisai jau galėtų pasireikšti ir pateikti jums detalesnę informaciją. Sėkmės, Mindaugai. Aš viską seksiu, aš viską klausysiu, paskui uždavinėsime klausimus, laikykis tvirtai. Ačiū Juozapai labai už tokį pristatymą. Aš kaip tik norėčiau pasireklamuoti tokią progą prieš mokytojus. Pirmą kartą iš tikrųjų skaitysiu paskaitą mokytojams. Bet čia tokia pasireklamuoti galiu Vilniaus miesto istoriją. Turime gana storą. Čia tik pirmas tomas. Yra 3 tomų Vilniaus istorija jau publikuota. Čia kadangi 23 metais Vilnius šventė 700 metų jubiliejų, tad tikrai didžiulis buvo projektas ir Vilniaus miesto sintezė jau prieinama kiekvienam istoriją besidominčiam, tad labai rekomenduoju visiems mokytojams ją skaityti, naudoti. Tai tikrai galima rasti pačios naujausios ir įdomiausios informacijos, toks šaltinis tikrai nepamainomas. Tad sveiki visi dar kartą. Esu, kaip ir minėjau, Mindaugas Klovas, atstovauju Lietuvos istorijos institutą ir turiu paskaitą apie daugiatautį Vilnių. Čia kaip tik dabar visai vakar gal ar užvakar mačiau, žiūrinėdamas Delfi, tai irgi vyko kažkur diskusija apie Vilniaus daugiatautiškumą, kad ir tokia, tiesiog mačiau, kad antraštė, kad dabar Vilniuje kas 10 gyventojas yra užsienietis. Nežinau, kiek čia statistika tikra, netikra, bet tikrai tas kultūriškumas Vilniaus yra labai matomas. Ir kas jame čia gyvena, kaip suprantu, dabar mokytojai klauso paskaitą, prisijungia, jūs esat tikrai ne visi iš Vilniaus, bet kas ar užsuka į Vilnių, ar kokias parodas, ar ką, tikrai visada pamatysi tą daugiatautišką Vilnių. Tikrai jisai matomas, ypač senamiestyje ar kitose vietose, tad tema labai yra įdomi ir viliojanti. Tad jums leidus pasidalinsiu dar ir skaidrėmis. Ar Aida matosi ar neskaidrės, kaip ir galime? Puikiai. Taigi, Neries ir Vilnios upių santakoje žmonių veiklos pėdsakai atsekami jau nuo pat akmens amžiaus, bet šios vietos vaidmuo ėmė didėti tik susikūrus Lietuvos valstybei. Mindaugui suvienijus Lietuvos žemes, Vilnius atsidūrė jos centre. Dabar Vilnius yra tarsi ant Baltarusijos paribyje, toks Lietuvos šone, kampelėje, bet tuo metu Vilnius būtent buvo besiformuojančios valstybės centre, o valdovo rezidencijos statyba pietvakarinėje Pilies kalno papėdėje 13 amžiaus pabaigoje žymi valstybinio centro tokį gimimą. 1323 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas savo laiškuose vadina Vilnių karališku miestu ir nuo to laiko Vilnius buvo svarbiausiu Lietuvą valdžiusios dinastijos centru, tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Vystantis miestui nuolat kito jo gyventojų skaičius. Skurdžios istorinės žinutės leidžia manyti, kad 14-15 amžiuje
mieste galėjo gyventi keli tūkstančiai gyventojų. Nežinom, čia toks gal nuo 2 iki 5, gal, daugiausia gal iki 10, jau 15 amžiaus pabaigoje, tarkim. Augimo pikas buvo pasiektas 17 amžiaus viduryje, kuomet mieste gyveno apie 20-25 tūkstančiai ar kiek daugiau gyventojų. Tuo metu Vilnius buvo pats didžiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestas ir nedaug nusileido tuo metu Lenkijos karalystės oficialiai sostiniai Krokuvai. Visgi po vadinamojo tvano ir Maskvos kariuomenės okupacijos 17 amžiaus viduryje Vilniaus gyventojų sumažėjo kone per pusę, o 18 amžiaus pradžioje siautęs didysis šiaurės karas pareikalavo dar trečdalio miestiečių aukų. Tad 18 amžiaus viduryje gyventojų skaičius galėjo siekti apie 12-13 tūkstančių. O to paties 18 amžiaus pabaigoje jau vėlgi pasiekė 25-30 tūkstančių gyventojų ribą ir buvo pasiektas ar net peržengtas tas vadinamasis prieštvaninis gyventojų skaičius. Nors ir išliko didžiausių miestų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, savo dydžiu gerokai nusileido jau naujajai Lenkijos karalystės sostiniai Varšuvai, bet priartėjo prie kito didžiojo abiejų tautų respublikos miesto Gdansko, kuris 18 amžiaus antroje pusėje jau išgyveno tam tikrą demografinę krizę ar demografinį nuosmukį. Tad šiandien pakalbėsiu apie Vilniaus etnokonfesiją arba tą daugiakultūriškumą. Kasgi tai yra etno plus konfesija arba tautybė plus religija. Kitaip sakant, šiandien jums pristatysiu, kokių tautybių ir kokių tikėjimų išpažinėjų žmonės gyveno senajame Vilniuje. Vien išėjus iš Rotušės ar centre, Vilniaus miesto centre ir atsistojus ant laiptų galime matyti vilnietišką įvairovę. Dešinėje pusėje iškart pamatytume įspūdingą katalikų Švento Kazimiero bažnyčią. Pažvelgę kokios link Pilies gatvės, į akis iškart Kristus stačiatikių Švento Mikalojaus stebukladario palaikų pernešimo cerkvė. O kiek kairiau tolumoje vėlgi išvystume Šventų Jonų bažnyčios varpinę, kuri ši bažnyčia ilgą laiką buvo pagrindinė miestiečių katalikų parapinė bažnyčia. Apie Vilniuje gyvenusių skirtingų tautų atstovus liudija netoli Rotušės esanti Vokiečių gatvė. Taip pat netoliese yra ir žydų totorių gatvės, taip pat rusų gatvė, nors jos pavadinimas yra klaidingas, kad turėtų būti Rusėnų gatvė, jeigu norėtume įamžinti čia gyvenusius slavus stačiatikius, bet istoriškai teisingiausia būtų šiai gatviai grąžinti jos tikrai pavadinimą, tai yra skaisčiausios Dievo motinos arba Dievo motinos ėmimo į dangų gatvė, kuri vedusi link stačiatikių katedros ir todėl taip ilgus šimtmečius vadinta. Kaip matome ir šiandien galime pačiupinėti senojo Vilniaus įvairovę, ypač čia palanku patiems vilniečiams. Tikrai kasdien einame, bent savaitgaliais užsukame į senamiestį, kuris pulsuoja tuo įvairumu, ta praeitimi. Apie kiekvieną tautinę ir religinę grupę įsikūrusią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinėje galėtume kalbėti, aišku, bent po valandą, po gerą paskaitą turėti, bet šiandien susikoncentruosiu keliais aspektais, mano nuomonė svarbiausiais senojo Vilniaus istorijos tokiais momentais. Visų pirma, aptarsiu 14 amžiaus pabaigos lūžinį momentą, tai yra krikšto priėmimą, taip pat svarbu lietuvių ir lenkų mieste klausimą ir galiausiai kalbėsiu apie 17 amžiaus vidurio tokia ar antrosios pusės lūžį, kuomet Vilnius tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų tiesioginė to žodžio prasme. Lietuvos krikšto išvakarėse Vilniuje gyveno pagonys lietuviai, baltai, katalikai vokiečiai ir stačiatikiai rusėnai.
Anksčiausiai lietuvių kaiminystėje įsikūrė stačiatikiai rusėnai, atvykę ar atsivesti kaip belaisviai dar XIV amžiaus pirmoje pusėje. Gali būti, kad jau 1347 metais buvo pastatyta Švento Mikalojaus cerkvė, o kiek vėliau jau stovėjo Šventosios Trejybės, Skaisčiausios Dievo motinos ir Paraskevos, ar tai Petnicos cerkvės. Visos jos buvo kompaktiškai išsidėsčiusios tarp Pilies gatvės ir Vilniaus upės, kur susiformavo vadinamasis rusėnų miestas Civitas Rutenica. Čia dar kaip tik irgi tą progą irgi parodysiu, irgi Lietuvos istorijos institutas labai knygų, įvairiausiom knygom pasižymi, tai čia irgi apie mano kolegos, Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė, ir kasinėjo įspūdingą kapinyną, rastą būtent stačiatikių toje gyvenamoje erdvėje, ir paruošė ne vieną knygą, ne vieną tyrimą šią temą, tai tikrai buvo toks didžiausias Vilniuje archeologinis atradimas. 14 amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o gal ir anksčiau Vilniuje jau buvo gana įtakinga katalikų vokiečių bendruomenė, kuri telkėsi Švento Mikalojaus bažnyčios ir vėliau atsiradusios Vokiečių gatvės apylinkėse. Didelę politinę įtaką buvo įgijęs Livonijos pirklių vyresnysis Vilniuje Hanulas, kuris 1382 metais kunigaikščiui Jogailai padėjo atgauti Vilniaus pilis, ėjo Vilniaus seniūno pareigas. Nuo pat savivaldos pradžios 14 amžiaus pabaigoje vokiečiai priklausė miestiečių amatininkų, prekybininkų, medikų, teisininkų sluoksnių. Kaip bebūtų keista, mažiausiai žinome apie pagonis lietuvius, Vilniečius. Neaišku, kur buvo pagoniškos šventyklos, nei kurioje vietoje jie degino mirusiuosius. Gali būti, kad legendinis Šventaragio slėnis buvo netoli dabartinio karaliaus Mindaugo tilto, ir neabejoju, kad vieną dieną archeologai pateiks dar kokią sensaciją ir praturtins senojo Vilniaus miesto istoriją. 1387 metais Lietuvos krikštas yra lūžinė data ne tik Lietuvos valstybės istorijoje, bet ir Vilniaus raidoje. Vilnius buvo katalikybės epicentras ir jame pagoniški elementai greitai išnyko. Nieko nežinome apie kokią nors pagonišką bendruomenę po oficialaus krikšto. Pagonys lietuviai priėmė krikštą ir kartu su vokiečiais sudarė reikšmingą katalikų bendruomenę. Per trumpą laiką Vilniuje iškilo net 7 katalikų šventovės. Čia matote Švento Mikalojaus, ar Švento Stanislovo ir Vladislavo katedra, Šventos Onos, Švento Jono Krikštytojo bažnyčia ir kitos. Per trumpą laiką iškilusios bažnyčios negrįžtamai pakeitė miesto sakralinį veidą. Taigi 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje Vilniuje gyveno 2 krikščioniškos bendruomenės. Tai pirma yra katalikai, tai lietuviai, vokiečiai, visų pirma atvykėliai iš Livonijos, ir lenkai, visų pirma dvasininkai. Ir antroji grupė stačiatikiai, rusėnai iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių, taip pat atvykėliai iš Maskvos ir kitų kunigaikštysčių. Taip pat tarp vilniečių žinomi ir valakai iš dabartinės Rumunijos. Lietuvių ir lenkų klausimas mieste. Kalbant apie tautinius ir religinius klausimus Vilniuje, neįmanoma apeiti svarbaus lietuvių ir lenkų klausimo, tačiau problemą apie šį klausimą nutariau pristatyti kiek ir plačiau. Lietuviai 14 amžiaus pabaigoje priėmus krikštą mieste, aišku, nebeliko pagonių, kurie apsikrikštė kartu su anksčiau apsigyvenusiais vokiečių pirkliais sudarė reikšmingą katalikų bendruomenę. Būtent jai ir buvo skirta 1387 metų kovo 22 dienos Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos
suteikta savivaldos privilegija. Žinoma, kad tuo metu lietuviai daugiausiai telkėsi Kreivosios pilies apylinkėse ir Sereikiškėse, šalia Žemutinės ir Aukštutinės pilies. 1387 m. privilegijoje Vilniaus vyskupui užfiksuotas Vilniaus vaivados Andriaus Goštauto sodas ir Vilniaus miestiečio Češkaus namas, buvęs netoli Žemutinės pilies. Etninę miestiečių sudėtį gerokai pakeitė 1390 m. kryžiuočių ordino maršalo Engelhardo Rabės ir Vytauto Kęstutaičio vadovaujamos kariuomenės Vilniaus pilių puolimas. Karinio žygio metu buvo sudeginta Kreivoji pilis ir Žemutinės pilies papilio gyvenvietė. Per apgultį Kreivoji pilis galėjo talpinti apie 3000 gyventojų ar gynėjų, o ją sudeginus į ordino žemes buvo išvesta apie 2000 belaisvių. Šis karinis žygis gerokai praretino lietuvių dalį mieste. Kreivosios pilies teritorija liko apleista, o kiek lietuvių apsigyveno šių dienų senamiesčio teritorijoje, istorijos šaltiniai nutyli. Yra labai skurdus šią temą. Istorinių duomenų trūkumas apie lietuvius Vilniuje lėmė, kad didžioji dalis štai Lenkų istorikų linkę lietuvius ar lietuviakalbius miestiečius laikyti miesto mažuma, kuri galutinai sulenkėjo iki 17 amžiaus vidurio. Paprastai remiamasi Lenkų kalbos įsigalėjimu miesto raštvedyboje ir lietuvių kalbos ar lietuvių nebeminėjimų teisiniuose dokumentuose 17 amžiaus pirmoje pusėje. Kai kurie istorikai net mano, kad lietuvių kalbą išgirsti mieste buvo retenybė, panašiai kaip ir naujųjų atvykėlių škotų, olandų ar italų. Visgi nauji šaltinių atradimai ir lietuvybės paieškos tam tikros Vilniuje davė savo vaisių. Štai palyginti neseniai atrastame 1566 m. Vilniaus miesto pagalvės mokesčio fragmente, apimančiame miesto jurisdikai pavaldžius vakarinius priemiesčius, daugiausia Lukiškes. Iš viso surašyta virš 650 asmenų. Tarp jų aptinkama apie 8% lietuviškų ar lietuviškai skambančių asmenvardžių. Pavyzdžiui, Grigas, Rudis, Valalis, Giedraitis, Staniulis, Žvirblis, Nanys, Baibokas, kurie rodo lietuviškos kilmės Vilniečių gausą tarp šio priemiesčio gyventojų. Be abejo, lietuvių procentas šioje miesto dalyje buvo didesnis, nes jų nustatymą apsunkina ir to meto dokumentų raštvedybos tradicija. Dažnu atveju neįmanoma atskirti, ar dokumente užrašytas Jan Petrovič yra Lenkas ar lietuvis. 16 amžiaus pabaigoje lietuvių gausą mieste iliustruoja 1592 metų miestiečių išpuolis prieš žydus, fiksuotas teismų bylose. Ir įvykių liudytojai paliudijo, kad išpuolio iniciatoriai kvietė mušti žydus, šaukdami rusieniškai, rubi, ir lietuviškai, muški, taip ir užrašyta, muški, o minia atsakiusi ar pritarusi lietuviškai irgi muški. Lietuvybės paieškoms ypač svarbios ir 17 amžiaus pradžios Švento Jono bažnyčios santokos ir krikšto metrikų knygos. Ši bažnyčia ilgą laiką buvo vienintelė miesto parapinė bažnyčia, todėl gerai atspindi katalikišką miesto gyventojų dalį. Bendrai paėmus, santokų ir krikšto knygose užfiksuota apie 35 000 asmenų. Šios asmenvardžius ištyręs kalbininkas Zinkevičius sudarė daugiau nei 1500 taip vadinamųjų lietuviškų nekrikštavardinių asmenvardžių sąrašą ir nustatė, kad dar 17 amžiaus pradžioje didžioji Vilniaus miesto katalikiška gyventojų dalis buvo lietuviška ir kalbėjo gimtąją kalbą, nors tendencijos rodė jau apie vis didesnį miestiečių asmenvardžių linkėjimą.
Kalbininkai atkreipė dėmesį į tai, kad dalies lietuviškų asmenvardžių rekonstravimas lieka diskutuotinas ir tikrai reikalauja išsamesnių tyrinėjimų, tačiau lietuvybė Vilniuje yra aiškiai matoma. Čia matote skaidriai irgi išrinkau porą variantų, kaip atrodo ir pavasaris, ir gaidelis, ir įvairiausių, tikrai 1,5 tūkstančio skirtingų yra lietuviškų asmenvardžių. Ir beje, šios knygos irgi yra jau ir publikuotos ir pasiekiamos visiems besidomintiems istorijai. Lietuvių miestiečių randama ir kitose 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pirmosios pusės dokumentuose ir miesto aktų knygose. Štai Aivo Ragausko Vilniečių valdančiojo elito tyrimas rodo, kad tarp jų narių tuo laikotarpiu nemažai buvo ir lietuvių. Čia galim paminėti ir burmistrus, ar Keniškis, Krūmokepūris, Abugelis, Kumelionis, Žemaitėlis, Burbas. Minėtina garsi Rudaminų šeima, tai kataliko pirklio Andriaus Rudamino sūnus Motiejus ir Jonas buvo Vilniaus burmistrai. 17 amžiaus pirmoje pusėje aiškiai lietuviškas pavardės turėjo ir Lentvaitis burmistras Simonas Balandis, tarėjas Kristupas Kernaviškis, burmistras Jokūbas Kiaulytis, jo sūnus tarėjas ir Lentvaitis Martynas ir kiti. Dauguma paminėtų asmenų buvo katalikai, tačiau lietuvių galėjo būti ir tarp stačiatikių, vėliau unitų, ypač bajorų kilmės asmenų. Lietuviškų pavardžių galime nurodyti ir daugiau, bet jau iš pateiktų matyti, kad 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pirmoje pusėje valdančiajame elite lietuviškų šeimų buvo nemažai. Tarp jų buvo turtingų, išsimokslinusių, aukščiausias pareigas užimančių asmenų. Minėtos šeimos tarpusavė buvo ir nemažų laipsnių susigiminiavusios. Lietuvių padėtis mieste gerokai pasikeitė po 17 amžiaus vidurio, tokios pragaištingos Maskvos kariuomenės okupacijos. Priminsiu, kad jos metu miestas buvo sudegintas, išgrobstytas ir miestas neteko bent pusės savo gyventojų. Po šio įvykio Vilniuje lietuvių gerokai sumažėjo, o lietuvių kalba praktiškai išnyko iš viešosios miesto erdvės. Pagrindė lietuvių kalbos raiškos Vilniuje vieta liko Švento Jono bažnyčioje skaityti pamokslai lietuvių kalba, tačiau ši tradicija nutrūko jau 18 amžiaus 3 ar 4 dešimtmetyje. Tiesa, Vilnius visų aptariamojo laikotarpiu išliko pagrindiniu lietuviškų knygų spausdinimo centru visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tačiau tai nedaug sako apie pačių miestiečių etninę sudėtį. 17 amžiaus viduryje gyventojų nuostoliai, imigracija iš rusėniškų žemių ir vietinių gyventojų lenkėjimas lėmė, kad 17 amžiaus antroje pusėje, 18 amžiui, lietuvių dalis mieste gerokai sumenko. 17 amžiaus antroje pusėje lietuvių dar galime sutikti tarp amatininkų, būta odininkų, mesininkų, druskių, salyklininkų ir tarp pirklių. Žinome keliasdešimt asmenų turėjusių lietuviškas pavardės, tarp kurių buvo siuvėjų cecho vyresnysis, Dundulis, odininkų cecho vyresnysis, Usaitis, Ševakojis, šaltkalvių cecho seniūnas, Narušaitis, pirkliai Žusinėlis, Paciukevičius ir kiti. Tarp 17 amžiaus antrosios pusės valdančiojo elito narių lietuviškos kilmės galėjo būti vos 6 asmenys iš 103, tai yra apie 5,8%. Čia minėtinas tarėjas Burba, Simo Kuraitis, Gudelis, Pricevičius, Žagevičiai. Kai kurie kiti valdančiojo elito nariai nebejotinai turėjo lietuviško kraujo, tačiau neįmanoma jau nustatyti, kiek visi jie buvo išlaikę tam tikrą lietuvišką savimonę. O štai jau 18 amžiaus pirmoje pusėje fiksuojami vos 2 valdančiojo elito asmenys nešiojo lietuviškas pavardės.
toks burmistras Pranciškus Baldžius, Jonas Kybartas, matome tokią aiškę lietuvių Vilniuje mažėjimo tendenciją. Ir Agniaus Urbanavičiaus padarytas 17-18 amžiaus Vilniaus naujųjų miestiečių tyrimas rodo, kad kasmet vidutiniškai 17 asmenų kilusių iš lietuviškų vaivadijų, daugiausiai iš Vilniaus vaivadijos, Trakų, Žemaitijos kunigaikštystės, tapdavo Vilniečiais. 17 per metus. Tai tikrai nėra daug. Deja, nieko irgi tikslesnio nėra žinoma apie jų tautybę, bet reikia manyti, kad didžioji dalis buvo lietuvių kilmės, bet galėjo būti ir vokiškos kilmės ir kitų tautybių atstovų. Lenkai Senajame Vilniuje. Krėvos unija ir Lietuvos krikštas sudarė sąlygas Lenkų tokiai palankiai imigracijai. Visų pirma, po krikšto į Vilnių vyko katalikų dvasininkai ir jų pagalbininkai iš Lenkijos karalystės. Štai pirmoji Vilniaus vyskupu buvo Pranciškus Andrėjus Jastrembecas, kilęs iš Mažosios Lenkijos. Tarp dvasininkų elito atvykėliai iš Lenkijos dominavo viso aptariamojo laikotarpiu. Ir štai didžioji 16 amžiaus antrosios pusės Vilniaus kanauninkų ir prelatų dalis buvo atvykę būtent iš Lenkijos karalystės, net 42 iš 71. Sėkmingą ir greitą krikščionybės plėtrą 14 amžiaus pabaigoje ir per pirmuosius 15 amžiaus dešimtmečius liudija mieste iškilusios net 6 katalikų bažnyčios ir koplyčia, bei intensyvus religinis gyvenimas. Vyko atlaidai, procesijos. Statybų karštinės apimtas miestas masino kurtis siauros specializacijos, bet aukšto profesinio lygio matymus. Geriausios sąlygos jiems atvykti buvo iš Lenkijos karalystės miestų. Tačiau tokių išsamesnių istorinių duomenų apie didesnius kažkokius atvykusių amatininkų srautus visgi mes dėja neturime. Minėtos 17 amžiaus pradžios Švento Jono bažnyčios metrikų knygos fiksuoja tik apie 1% nevietinių gyventojų katalikų, iš kurių vos pusšimtis buvo atvykėliai iš Lenkijos karalystės, iš Krokuvos, Varšuvos, Plocko, Liublino, Sandomiro ir kitų miestų. Toks nedidelis atvykėlių Lenkų skaičius koreliuoja ir su Agniaus Urbanavičiaus atliktų chronologiškai vėlesniu, jau 17-18 amžiaus naujųjų Vilniečių tyrimu, kuris rodo, kad didžiąją dalį sudarė atvykėliai būtent iš LDK teritorijų, net 72%. Ir tik 7,7% atvykusių buvo iš Lenkijos karalystės miestų, iš jų trečdalis iš Lenkijos prūsų, tai yra greičiausiai vokiečiai. Šaltinių fragmentiškumas ir specialių tyrimų trūkumas neleidžia kalbėti apie didesnę miestiečių imigraciją iš Lenkijos karalystės. O todėl tikslinga kalbėti apie Vilniečių, daugiausia lietuvių ir rusėnų kalbinę ir kultūrinę polonizaciją, kuri prasidėjo 16 amžiaus viduryje ir įgavo pagreitį 17 amžiaus pirmoje pusėje, kuomet lenkų kalba įsitvirtino miesto raštijoje ir viešajame gyvenime. 17 amžiaus antroje pusėje, 18 amžiuje, tarp Vilniečių katalikų aiškiai dominavo lenkai arba lenkakalbiai miestiečiai. Jų kilmė buvo dvejopa. Tai sulenkėję vietiniai lietuviai ar rusėnai ir imigrantai iš Lenkijos karalystės. Istorijos šaltiniai neleidžia aiškiai atskirti šių grupių, tačiau vietinių gyventojų patyrusių kultūrinę ir kalbinę polonizaciją buvo didžioji dalis. 17 amžiaus antroje pusėje, 18 amžiuje, kaip ir ankstesnių laikotarpių, imigracija iš Lenkijos karalystės buvo nedidelė. Kad kasmet naujaisiais miestiečiais tapdavo vidutiniškai vos du asmenys atvykę iš Lenkijos. Fiksuojama, kad visų tokių laikotarpių nuo 1661 iki 1795 metų, pusantro amžiaus, mažiau negu per pusantro amžiaus, miesto teisėjai prisiekė iš viso 334 asmenys. Be to, dalis jų galėjo būti vokiečiai ar kitos tautybės asmenys. Aivo Ragausko skaičiavimu
Lenkai sudarė daugiau nei pusę visų valdančiojo miesto elito narių 17 amžiaus antroje pusėje, tačiau tarp jų tebuvo vienas atvykėlis iš Lenkijos karalystės, tai tarėjo pareigas ėjęs Jonas Kazimieras Jechimovičius, buvo atvykęs iš Liublino. Taigi norėčiau sudėti tokius du akcentus. Visų pirma, lietuvių katalikų Vilniuje buvo didelė ir apčiuopiama dalis iki pat 17 amžiaus vidurio Maskvos kariuomenės okupacijos, o vėliau pastebimas ženklus lietuvių sumažėjimas mieste. Antras dalykas, nebuvo didesnės Lenkų miestiečių imigracijos bangos į Vilnių, tad tikslinga kalbėti apie Vilniečių, daugiausia lietuvių ir rusėnų kalbinę kultūrinė polonizacija, kuri prasidėjo 16 amžiaus viduryje. Kaip jau minėjau, 1387 metais krikšto pasekmė Vilnius tapo krikščionišku miestu, kurį sudarė katalikai, lietuviai, lenkai, vokiečiai ir stačiatikiai rusėnai ir kažkiek valakų. Tuo tarpu 16 amžiaus antroje pusėje Vilnius tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų tikrąja to žodžio prasme. Visų pirma, šalia krikščionių įsikūrė ir kitų religijų ir tautų atstovai – judėjai žydai ir musulmonai totoriai. Tarp krikščionių taip pat įsikūrė reformacijos šalininkai, liuteronai ir kalvinistai, o 16 amžiaus pabaigoje didžioji dalis stačiatikių priėmė Brastos bažnytinę uniją ir tapo unitais. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinėje pagausėjo ir kitų tautybių atstovų. Įsikūrė gana skaitlingos italų, vengrų, armėnų bendruomenės. Ir trumpai apie didesnės bendruomenės. Žydai, visų pirma, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė, toks didžiausias prekybos ir amatų centras visame regione, buvo patraukli ir nekrikščionims, visų pirma, žydų bendruomeniai kurtis. Yra nuomonė, kad žydai Vilniuje įsikūrė dar 14 amžiuje, bet ji nėra pagrįsta jokiais šaltiniais. Skirtingai nei kiti miestai, Vilniečiai ilgai neįsileido, taip, kabutėse, konkurentų ir 1527 metais net išsirūpino iš valdovo Žygimanto Senojo denon tolerandis judėjais privilegiją, draudžiančią žydams ne tik verstis prekybą, bet ir apsigyventi mieste. Žydų pirkliai tegalėjo naudotis ribotomis teisėmis kartu su kitais svetimais pirkliais. Istoriografijoje sutariama, kad teisinė situacija pasikeitė 1551 metais, kuomet Žygimantas Augustas atskyrė ponų tarybos narių namus Vilniuje, naudojamus asmeninėms reikmėms nuo pavaldumo magistrato jurisdikcijos. Šią teisę netrukus pasinaudojo Kiškos ir Sluckiai, įsigiję namus Vokiečių gatvėje, vėliau kiti ponų tarybos nariai. Tokių namų Vilniuje daugėjo ir juose kūrėsi nuomininkai žydai, kurie naudojasi mūrnamių savininkų lengvatomis. Ir jau 16 amžiaus 6 dešimtmetyje teismų bylose fiksuojami jau atsiranda ir eiliniai žydai. Vilniuje nuomavėsi butus ir vertėsi smulkiais verslais. Jau 1556 metais buvusi bevardė gatvė nuo Švento Mikalojaus bažnyčios link Šventosios Marijos Magdalietės Špitolės buvo pavadinta Žydų gatve. 1568 metais pirmą kartą dokumentuose fiksuojama Vilniaus žydų bendruomenė, kaip bendruomenė jau atsiranda, jau iškyla rašytiniuose šaltiniuose. O apie 1573 metus galėjo veikti ir medinė sinagoga. Žydų bendruomenės augimą žymi pirmasis krikščionių miestiečių išpuolis prieš juos 1592 metais, kurio metu buvo nuniokota sinagoga, įsikūrusi kunigaikščių Sluckių namuose, taip pat žydų prekystaliai kunigaikščio Ivano Lukomskio name.
Netrukus po išpuolio 1593 metais Zigmantas III Vaza paskelbė privilegiją, kuria leido žydams išsipirkti bajorų namus Vilniuje, juose gyventi, atlikti pamaldas ir užsimti prekybą. Žydai buvo atleisti nuo visų prievalių Magdeburgijai ir priskirti pilies jurisdikai. O vėliau leido statyti ir sinagogą, įrengti kapines, pirkti mėsos prekystalius. Bendrai privilegija žydams suteikė tokių pilnateisių gyventojų statusą, nepriklausantį nuo kilmingųjų malonės gyventi jų namuose. Skaičiuojama, kad 17 amžiaus pirmoje pusėje žydų bendruomenė galėjo sudaryti apie 1300 asmenų. Ją papildė atvykėliai iš Frankfurto, Prahos, Lenkijos karalystės miestų, tarp kurių buvo turtingų pirklių ir mokslininkų. Ir jau 17 amžiaus pradžioje, net pirmoje pusėje, Vilnius jau buvo laikomas svarbiu rabinų studijų centru. Totoriai. Tradiciškai priimta teigti, kad pirmieji musulmonai totoriai galėjo apsigyventi Vilniuje dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais, tai yra 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje, nors istorijos šaltiniai tokių faktų vėlgi nepatvirtina, kaip ir su žydais 14 amžiuje. Pirmosios žinios apie totorius Vilniuje siekia tik vėlyvą 16 amžiaus vidurį. Vienas iš ankstyvesnių paminėjimų šaltiniuose yra šis. 1557 metais Lukiškių totorius Tomas Boreitevičius su žmona atidavė savo sūnų Adomą tarnauti Krokuvos žydui Dovydui, o sutartį patvirtino kitas Lukiškių totorius Achmetas Razmovičius. Kiek vėliau, 1568 metais, Žygimantas Augustas išdavė totoriams privilegiją gyventi Lukiškėse, o 81 metais buvo paskelbtas Lukiškių mečetės aprašymas, kuriame nurodyta, kad šventovėje nebuvo paveikslų ir varpų, tik patiesti kilimai, nes įeinant reikia nusiauti, o į pamaldas buvo renkamasi penktadieniais. Vilniaus totoriai gyveno ramiai ir neužfiksuota jokių išpuolių prieš juos. Tyrinėtojai nurodo kelias pakantaus tam tikro sugyvenimo priežastis. Ir visų pirma, totorių buvo labai nedaug, kurie skirtingai nei žydai nesudarė konkurencijos miestiečiams, o antra, totoriai telkėsi atokiau, tai yra Lukiškių priemiestyje. O čia įsikūrusi mečetė ir mokykla te buvo nedideli mediniai pastatai, kurie negalėjo kažkaip konkuruoti su kitų religijų atstovų šventovėmis. Ten pat buvo ir nedidelės kapinės. Pagrindinis totorių užsiėmimas – daržovių ir vaisių auginimas bei jų pardavimas. Taip pat jie prekiavo akmenimis ištrauktais iš Vokės upės, bei buvo žinomi kaip geri vežikai. Vienintelis dalykas, dėl ko kildavo vis nesutarimų su miestiečiais, tai odos apdirbimas. Totoriai garsėjo gebėjimu gerai apdirbti odą, tad 17 amžiuje odininkų cecho iniciatyva kelis kart totoriams buvo uždrausta supirkinėti ir pardavinėti Vilniuje neapdirbtą odą. 17 amžiaus pradžioje musulmonų totorių bendruomenę sudarė apie 200 asmenų, tad 25 000 gyventojų mieste, tai visiškai toks lašas jūroje. Stačiatikiai ir unitai. 16 amžiaus pabaigoje didelių pokyčių patyrė seniausia Vilniaus krikščionių stačiatikių bendruomenė. Kaip jau buvo minėta, stačiatikiai rusėnai apsigyveno Vilniuje dar 14 amžiuje, o jų kultūros viršūnę galime laikyti 16 amžių, kuomet Vilnius tapo rusėnų renesanso centru. Jame pradėtos spausdinti knygos rusėnų kalba. Nusipelno būti paminėtas ir Pranciškus Skorina, kuris 1522 metais įkūrė pirmąją spaustuvę ir išspausdino pirmąją knygą rusėnų kalba, tai mažąją kelionių knygelę. Taigi didysis pokytis įvyko 1596 metais, kuomet didžioji dauguma Vilniaus
stačiatikių priėmė Bresto ar Brastos bažnytinę uniją ir tapo unitais arba graikų apeigų katalikais. Likusi saujelė stačiatikių arba dizunitų, vadinamųjų, telkėsi prie Šventosios dvasios cerkvės ir vienuolyno netoli Aušros vartų. Unitiškas Vilnius turėjo būti menkiau patrauklus atvykėliams iš stačiatikių LDK teritorijų, todėl rusėniška miesto dalis menkai plėtėsi. Tuo tarpu 17 amžiaus viduryje Maskvos kariuomenės okupacijos metu stačiatikiai palaikė, taip manom, palaikė okupantus, būtent maskvėnų kariuomenę, todėl vėliau kaltinti buvo valstybės išdavystė ir išstumti iš viešojo gyvenimo bei marginalizuojami. Stačiatikiai tapo tam tikrais miesto atstumtaisiais, bet čia teisingumo dėliai taip, atrodo, tik buvo primetama toks kaltinimas jiems, primetamas, nes tikrai ir tarp katalikų ir kitų atstovų buvo tiek, kurie ir parėmė, ir vadinamaisiais kolaborantais buvo ir panašiai. Bet stačiatikiai, aišku, susilaukė tokio griežčiausios tokios kritikos ir tikrai buvo, miesto tapo tam tikrais atstumtaisiais. Protestantai arba evangelikai. Įvairių srovių reformacijos šalininkai aktyviau Vilniuje pradėjo veikti nuo 16 amžiaus vidurio. Tai yra liuteronai, kalvinistai, anabaptistai, antitrinitoriai. Tačiau tik liuteronai ir kalvinistai tapo miesto dalimi, o kiti protestantai nepaliko didesnių žymių miesto gyvenime. Štai liuteronai pradėjo aktyvią veiklą Vilniuje 16 amžiaus 6-ame dešimtmetyje, kuomet įtakingų vokiečių, tokių kaip Moršteinai, namuose vykdavo susirinkimai ir pamaldos. Taip pat kurį laiką liuteronai rinkosi ir didiko Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare Lukiškėse. Istoriniai duomenys liudija, kad apie 1580 metus Vilniaus liuteronų bendruomenė jau turėjo sklypą prie Švento Mikalojaus bažnyčios, kuriame netrukus iškilo ir medinė bažnyčia. Prie jos veikė špitolė, tai kaip ligoninė, tokia prieglauda, špitolė vadinta, mokykla, buvo sukaupta nemenka biblioteka. Toje pačioje vietoje 17 amžiaus pirmajame ketvirtyje iškilo mūrinė liuteronų bažnyčia. Ji gyvuoja ir iki šiol. Gana pasislėpusi, bet kas žino, galima užeiti į kiemelį ir ją aplankyti ar pamatyti. Čia Vokiečių gatvėje ir labai pasislėpusi nesimato iš tolo. Liuteronai buvo miestiečių elito nariai, kurią sudarė dvi kongregacijos - vokiečių ir lenkų. Vokiečiai sudarė didžiąją dalį, o lenkų buvo mažuma, tačiau kartu naudojasi tuo pačiu pastatu ir tų pačių dvasininkų patarnavimas. Kalvinistai arba evangelikai reformatai pradėjo veikti Mikalojaus Radvilos Juodojo dvare Lukiškėse 16 amžiaus 6-ame dešimtmetyje, kur buvo įsteigta ir mokykla. 16 amžiaus 7-ame dešimtmečio pradžioje kalvinistų maldos namai iš Lukiškių buvo perkelti į Vilniaus centrą. Į Radvilai priklausantį mūrnamį, buvusi Didžiojoje gatvėje prie pagrindinio miesto turgaus. Ten jiems buvo pastatyta koplyčia. 1577 metais Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Baturas leido kalvinistams glaustis Radvilos Rudoje pirktame dvare vadinamajame Hornostajaus, o 1579 metais leido statyti čia bažnyčią ir mokyklą. Projektą rėmė visa eilė didikų, bajorų ir miestiečių elito atstovai. Kalvinistams priklausė daugiausia kilmingieji ir dalis miestiečių, tarp kurių daugumą sudaro Lenkų kilmės asmenys, o
o mažumą vokiečiai ir škotų grupelė. Čia tam tikra egzotika, škotų grupelė. Tarp kalvinistų būta lietuvių kilmės miestiečių, tokių kaip Vilniaus burmistras Lukas Markovičius, vadinamas Mundijus, ir italų evangelikų reformatų bažnyčios vyresnysis buvo Jonas Zenobis. Skirtingai nei liuteronai, evangelikų reformatų bendruomenė buvo didesnė ir nevengė polemikos su katalikais, todėl sulaukė didesnio ir katalikų pasipriešinimo. Ir 1640 metais teismo sprendimu jų bažnyčia buvo iškeldinta į priemiestį už Trakų vartų, dabartinėje Pylimo gatvėje. Italų bendruomenė. Šitai gal paliesiu kažkuria nors egzotiškesnė, nes turim čia ir škotus, armėnus, bet turim italų tikrai turėjom italų skaitlingą bendruomenę. Ir daugiau italų apsigyveno Vilniuje, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos laikais. O italų tokiu pavasariu laikomas Žygimanto Augusto valdymas, kuomet jis nuo 1543 metų įsikūrė Vilniuje ir atnaujino savo rezidenciją pagal paskutinius to metų mados šūksnius. Paprastai valdovo dvare italai darbavosi laikinai, tačiau kai kurie savo gyvenimą tvirtai susiejo su Vilniumi ir net įsigijo jame nekilnojamo turto. Tarp žymesnių galime paminėti architektą ir skulptorių Bernardą Zanobijų Džonatį, architektą Joną Činį, karalienės numylėtinį Anibalą Bentivoliją. 16 amžiaus antroje pusėje jau galima kalbėti ir apie tam tikrą italų bendruomenę Vilniuje, kuomet italai pradėjo figūruoti ir tarp miesto valdančio elito narių. Tarėjo ir burmisto pareigas ėjo Jonas Zenobis, suolininko Tomas Bardučis. Vilniečiais galime laikyti pirklius Džaną Zenobį, Lauryną Mariną, vaistininką Florijoną Italą, turėjusi namą dešiniajame Neries krante ir kitus. Italai įsitvirtino tarp mūrininkų ir darbavosi Vilniaus mūrininkų ir stalių ceche, o 16 amžiaus pabaigoje cecho seniūnu buvo italų kilmės Petras Piligrimas. Tikėtina, kad iki 16 amžiaus vidurio didžioji dalis Vilniuje gyvenusių italų buvo katalikai, tačiau po tuo metu Italijoje prasidėjusių persekiojimų pavienių reformatų sutinkame ir 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Vilniuje. Apibendrinant šią dalį, 16 amžiaus antroje pusėje Vilnius išgyveno, vadinamai aukso amžių. Tuo metu vyko pačios didžiausios statybos mieste ir miestas virto mūriniu. Čia verta tikrai iki tol buvo praktiškai didžioji dalis miesto mediniai, buvo pilis, jau Gedimino laikais buvo mūrinė pilis, bet mūris, kiek bažnyčios, katalikų visų pirma bažnyčios yra mūrinės, o visa kita buvo medis iš medžio. Tačiau 16 amžiaus antroje pusėje, matom per archeologų duomenys, čia tikrai dideli ženklus ir tyrinėjimų daug atlikta, tai miestas virto, tokiu mūriniu, jau daugiau nei pusė pastatų tapo mūriniais, tai tikrai vyko didelio masto statybos. Tad 16 amžiaus antra pusė, būtent tas klestėjimas ir kultūrinis gyvenimas, ką reiškia Vilniaus universiteto įkūrimas ar knygų spausdinimas. 16 amžiaus antroje pusėje Vilnius tapo daugiataučių ir daugiakultūrių miestų tiesioginė to žodžio prasme. Šalia krikščioniškų bendruomenių įsikūrė judėjai žydai, musulmonai, totoriai, taip pat evangelikų bendruomenės steigė savo bažnyčias, o mieste galėjai sutikti ne tik lietuvių, lenkų, vokiečių, rusėnų, bet ir atvykėlių italų, vengrų, armėnų, maskvėnų, škotų, čekų, švedų, slovakų, romų, mazoviečių, turkų,
čerkesų, kazokų. Apibendrinant, daugiataučių miestų Vilnius jau laikytinas nuo pat savo ištakų ir ypač jau nuo Gedimino laikų. Ir tai patvirtina ir archeologiniai duomenys, ne tik, kad kelios žinutės, kad ir Gedimino laiškų, kad Gediminas kvietėsi atvykti amatininkus, ir jie tikrai atvyko. Mes matome, kad archeologiniai duomenys rodo, kad Gedimino laikais buvo, pavyzdžiui, perstatyta pilis, žemutinė pilis pagal naujausias technologijas, karybos naujausias tendencijas, ir to vietiniai tikrai negalėjo padaryti. Tad greičiausiai Rygos čia miesto daugiausia vokiečiai pasidarbavo, kad atsišaukė į Gedimino kvietimą. Ir mes galim tik jau matyti, kad Vilnius buvo toks daugiatautis miestas nuo pat savo ištakų pradžios. Tuo tarpu 1387 metais Lietuvos krikštas Vilnių pavertė krikščioniškų miestų, kuriame sugyveno dvi panašaus dydžio bendruomenės. Tai pusė katalikų ir stačiatikių. Jie net dalinosi valdžią Vilniuje. Savivalda buvo padalinta, visi pareigūnai per pusę. Tai pusė užėmė pareigas stačiatikiai, pusė katalikai, ir taip išliko praktiškai visą laikotarpį. Tuo tarpu 16 amžiaus antroje pusėje Vilnius tapo daugiataučių, daugiakultūrų miestų, kuriame šalia šių bendruomenių savo vietą rado judėjai žydai ir musulmonai totoriai. Ir mieste apsigyveno vis daugiau atvykėlių iš įvairių Europos kraštų. Vilniuje sužibėjo, ar išsiskleidė bent dvi tokios nevietinės kultūros. Visų pirma, stačiatikių rusėnų kultūra, kurios renesansą galime sieti su 16 amžiaus pradžioje įkurta Pranciškaus Skorinos spaustuvė. Deja, šis renesansas ilgai netruko ir stačiatikiai praktiškai dingo iš miesto gyvenimo. Antra, tai Vilniuje suklestėjo judėjų žydų bendruomenė, kuri 18 amžiaus antroje pusėje tapo pripažintų žydų dvasiniu centru. Jį labiausiai išgarsino Vilniaus Gaonas, žymusis mąstytojas ir Talmudo žinovas. Skirtingai nei stačiatikių žydų bendruomenė klestėjo ir toliau iki pat 20 amžiaus tragedijos Holokausto. Tuo ir norėčiau baigti šią paskaitą, palikdamas laiko klausimams, diskusijai, ir ačiū už jūsų dėmesį. Tai ačiū labai, Mindaugai, kad taip išsamei pakalbėjai ir aišku, visa tai yra vadovėlis. Tu pats puikiai žinai, kad, reiškia, čia susirinko vis dėlto ne šiaip kokie, o susirinko istorijos mokytojai, kurie skaito vadovėlius, ruošia programas, reiškia, mokinius mokina, gimnazistus mokina visų tų pasakojimų, kuriuos tu taip išdėstai glaustai, koncentruotai, gerai, atskleisdamas tam tikrus lygiai taip pat ir niuansus. Ir, žinai, kadangi mes esame su Tamsta jau bendravę ir kalbėję, tai įtari, kad klausimų turiu. Atleiskit labai, bet aš taip trumpai dar paklausiu, nes pirmas dalykas, tai man teko pačiam kasinėti Kreivojo pilį dar su Vasavicku kartu ir ten vaikštinėjom ir visą kitą, lygiai taip pat sekiau ir kasinėjimus Sereikiškių parko teritorijai. Ir tokie man iš tavo viso to pasakojimo vis dėlto liko tam tikrų klausimų neatsakytų. Tai vokiečiai katalikai ir rusėnai, ar jie konfliktavo ar ne, ar vis dėlto visa tai buvo pakankamai draugiškai? Aišku, sugyventi reikėjo mokintis. Man atrodo, kiekvieną tokių didesnių konfliktų, kurie būtų užfiksuoti šaltiniuose, tai mes taip tokių didesnių neturime, ypač iš to periodo ankstesnio, jeigu 14 amžius, 15 amžius. Čia
Bet kol pagoniška Lietuva, tai turim kankinius, pavyzdžiui, stačiatikių kankinystė, ar ne, trys kankiniai, štai ta istorija, kai atsisakė, atrodo, pasninko metu, jeigu neklystu, valgyti mėsą ir Algirdas, Lietuvos didysis kunigaikštis, juos nubaudė mirtimi ir iki šiol yra jų palaikai va, cerkvėje, čia netoli aušros vartų, iki šiol guli. Tai tokių atvejų yra, kurie baigdavosi nelinksmai, net tragiškai, tačiau visgi Vilnius, jis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė ir čia kodėl atrasdavo būtent tos skirtingų kultūrų atstovai būtent čia įsikurdavo, nes visų pirma, kunigaikštis, didysis kunigaikštis jiems garantuodavo, na, tikėjimo laisvę ir apsaugą. Tai čia toks momentas, kur konfliktų visada kildavo, bet vis tiek juos gana sėkmingai ir, man atrodo, tikrai sėkmingai sureguliuodavo kunigaikštis, kuris, na, globojo atvykėlius. Aišku, dabar, kas nežino iš istorijų mokytojų, tai ten, kur paminėjo tris kankinius, tai jie iki šiol tikrai, to žodžiu prasme, garbinami ir yra ir ikonos, ir vaizduojami visokie paveiksluose. Ir yra metuose viena diena, kai juos perrengia. Tai yra, kadangi tai yra paskelbti šventaisiais, tai jų kūnai neyra ir tam tikrą dieną metuose juos perrengia, ten stikliniuose karstuose pakeičia drabužius ir būna labai įdomu stebėti. Aš pats nemačiau, bet istorikas Darius Baronas labai entuziastingai ir parašęs knygą apie tai, entuziastingai pasakodavo apie tai, kaip ten juos perrenginė. Dabar kasinėjimas Rusėnų mieste, tai buvo tikrai labai išsamus, galingas, didelis, davęs pakankamai daug ir archeologinių radinių, ir patikslindamas vis dėlto apie miestą po žeme buvusi, tai po žeme, tai sakysim, paslėptą miestą ir tik tai kasinėjimą archeologiniai atskleidė. Bet ar tas Rusėnų miesto kasinėjimas, ar vis dėlto davė ką nors arba atskleidė ką nors, kas buvo nežinoma? Kas nebuvo žinoma, čia aš gal sunku čia taip dabar pasakyti, bet man kas įdomu, kas buvo, tai pavyzdžiui, dalinosi, kad iš tyrimų, iš tų palaikų tyrimų, įdomu, kad rusėnai, šiaip yra ir diskusija, ar čia tikrai rusėnai visi, ar ne visi, čia yra dar kitas klausimas, bet čia palikim gal mokslininkų jau čia įvairiems niuansams, diskusijoms, tai jie nustatyti, kad beveik nevalgė žuvies. O čia yra įdomu, kaip čia galėjo būti. Prie pat Vilnios jie ten ir panašiai, ir toks aspektas iškeltas, kolegos dalinosi ir negali paaiškinti, kaip čia gali būti. Taip, nes rusėnams yra tikrai būdinga žuvies valgymas, o čia staiga nevalgantis žuvies, tai galbūt ir kažkaip tai taip atsitiko, nes ir vengrai. Aš tai spėjau, kad jiems neturėjo tiek, buvo, kaip sakant, monopolis žvejybos likusių miestiečių ir taip gal galėjo būti mažiau prieinama ar brangu, ar dar kažkaip, bet tokios įdomybės, kur vadovėliuose dar nerasime. Gerai, dabar aš tokią prielaidą turiu, nes tokia kaip ir iš tavo šnekos lygiai taip pat iš lėto išėjo. Sakysime, kai paminėjai, kad iš Rygos atvykę meistrai faktiškai buvo mūro meistrai, kurie atnešė iš Livonijos ordino atvykę meistrai, kurie atnešė į Vilnių mūrą. Taip, sakysim, toksai prielaida, galima sakyti. Bet dabar truputėlį vėlesniais laikais, jeigu imtume jau 16 amžių, 17 amžių, tiesiog tyrinėjant ir matininkus, ir matant ir užsakymus, ar galima teikti, kad būtent jau 16 amžius, 17 amžius
italų meistrai daugiau užsiėmė su mūru, o vokiečiai daugiau buvo medžio meistrai. Ne, nebūtinai nepasakyčiau, gal italų daugiau, vėlgi čia, kai kalbame apie tokius kaip, kaip valdovų rūmai, perstatymas kažkokių bažnyčių rekonstrukcija, gal tas itališkas daugiau, bet kad taip vokiečiai būtų nustumti, tai nepasakyčiau. Taip. Ta prasme yra taip, kai jau persipina ir vokiečiai, ir italai, nėra taip, bet vis tiek italai dominavo. Nu, Na, vis tiek. dominavimas yra irgi čia toks sąlyginis, kad čia toks, kadangi tuo metu 16 amžius tikrai tos statybos mūrinių pastatų tikrai buvo toks didžiulės apimties, tiek ir bažnyčios, tiek vienuolynai, tiek valdovų rūmai perstatomi, tiek visos pagrindinės gatvės, visų pagrindinių gatvių namai tapo mūriniai. Tai čia toks darbo užteko visiems, bet vat, kiek italai dominavo, buvo, kad ir to amatininkų ar ne mūrininkų cecho ar vyresniaisiais buvo dalis vėl, bet kad taip aiškiai, vat, vien italai, tai taip tikrai nepasakysiu, kad vokiečiai buvo kažkur nustumti. O 17 amžiuje, jau 17 amžiaus, sakysim, po Tvano, tai vokiečių tai jau nelabai matosi meistrų, daugiau vis dėlto eina italai. Ir vėl, kiek aš suprantu, ar teisingai suprantu, kad vis dėlto kažkokiems didikams, didikų giminėms labai buvo svarbu pabrėžti, kad štai mano funduota bažnyčia statė Italijos meistrai, ne kokie nors tenai vokiečiai ar kokie nors lenkai, bet reiškia, būtent pabrėždavo, kad štai dekoravo italų skulptoriai, štai, reiškia, projektavo italai, nes vėl. Taip, naujausios mados iš Italijos, tos jau naujausios, tai tikrai, kas turėjo galimybių, resursų, lėšų, tai tikrai italams teikdavo pirmenybę. Aišku, reikia žiūrėti pagal laikotarpį, galbūt skirtingais laikotarpiais gal yra skirtingi niuansai, bet taip, italai dominavo, galima sakyti. Gerai, ir man tada vėl pats įdomiausias klausimas ir toksai neduodantis ramybės jau daugelį metų, nemiegu, vis galvoju, tai kokio velnio Vilniuje darė škotai? Škotai, šiaip jų daugiausia buvo vis tiek škotų, jeigu Radvilos, čia jau nusipelnė Radvilos, tai jie čia tos žymiosios Kėdainius, jeigu žinot, vat Kėdainiuose buvo visai didelė škotų bendruomenė, tai jos vat atstovai vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, apsigyvendavo ir Vilniuje, tvarkydavo įvairiausius, bet daugiausia su Radvilom čia susijęs reikalas. Vat tie škotai, jų nebuvo daug, pavienius, randu ir kad Švento Jono bažnyčios metrikų knygose vat vieną kitą škotą. Tai čia katalikai gal? Vat, įdomu. Aišku, galėjo būti liudytojais ir ne katalikai, ar santokos. Bet vat vienas kitas aptinkamas. Jos tokios kaip bendruomenės, tokios didesnės, tai Vilniuje nebuvo. Bet pavieniai vis jos šaltiniuose gali aptikti. Gerai, bet dabar pakalbėkim dar, labai atsiprašau, dar trumpai, nes aš taip šiek tai su gerbiamu Mindaugu mes galėtume kalbėtis ilgai ir nuobodžiai. Dar, sakysim, apie vokiečių amatininkus, nes jeigu kalbant apie visokias draugijas, brolijas, tai aišku, Švento Martino brolija, kuri veikia prie Bernardinų Onos bažnyčios. Ir kur katalikų. Jo, vokiečių katalikų, būtent, sakysim, jau jie būrėsi būtent tenai, prie Bernardino Onos bažnyčios pagrindė. Dabar italai kur būrėsi? Prie kurios bažnyčios? Jo, šiaip nėra, kad taip išskirčiau, kad kurios nors bažnyčios. Pavyzdžiui, armėnai yra Šventosios Dvasios bažnyčioje turėjo savo altorių, bendruomenė turėjo altorių, o italų nepasakyčiau, tokio net neišskirčiau kažkaip, kad bendruomenės, bet nes jie tikrai ir
pagrindinė parapinė bažnyčia miestiečių, kaip tokių, tai buvo Švento Jono, dabar Šventų Jonų, vadinama Šventų Mhm. Jonų bažnyčia, kur tuos altorius turėjo įvairius ir cechai, amatininkų atskiri cechai, tokie. Tai čia irgi italai tenai irgi ar įsteigiant cechus, ar koplyčias, ar išlaikant jas ir tikrai dalyvavo tenai. Bet kad taip va čia itališka, tai tokios, man atrodo, net ir nebuvo gal. Net ir... Jo, aš tą patį galvoju, kad greičiausiai, nes nieko nepasitaikė, aptikti tokias didesnės grupės italų susispietusios į kažkokią brolyją prie kažkurios bažnyčios ir vis galvoju, galbūt tau jau pavyko kažkur užčiuopti, gal prie Jonų bažnyčios ar dar prie kažkokios susispietusios. Ir aš visą laiką labai mėgstu dar taip lengvai pajuokauti, nes man įspūdingiausia, tu puikiai irgi žinai tą visą istoriją, kai restauruojant Švento Mikalojaus bažnyčią Palėpėje, vidinėje pusėje ant plytų buvo rastas įrašas. Ir kai susirinko įvairūs mokslininkai, neaiškus įrašas įspaustas plytose, susirinko įvairūs mokslininkai, iš pradžių aišku pseudomokslininkai, kurie bandė kažkaip žiūrėti, kas čia yra per užrašas. Klausaus paskaitą, bet gali kalbėti. Kalbėkit, Skirmantas, kalbėkit. Tai ir tada atsirado, reiškia, ir tie neopagonės, kadangi Trinkūno vadovavimi, kad galbūt čia rūnomis išraižytas įrašas ir tos plytos galbūt yra Mikalojaus bažnyčiai panaudotos iš mistinės pagonių vietos katedros aikštėje, kur pasak legendų buvo išmūryta vieta aukurui ir ant kiekvienos pakopos buvo išraižyti runomis visokie tekstai. Ir paskui vėl susirinko įvairiausi kalbininkai, narstė, visi ten galvojo, gal čia fundacinis įrašas, gal dar kažkas panašaus. Ten visokiausių buvo mistinių spėjimų tenai. Ir ten daug, aš atsimenu tas diskusijas ir labai juokinga buvo skaityti apie tas diskusijas ir klausinėti žmonių apie tas diskusijas. Pakol niekaip negalėjo suprasti, kas tai per raštas, pakol nepaaiškėjo, kad tai vienas lingvistas tiesiog pasakė, kad tai yra senovės vokiečių rašmenėmis paliktas įrašas, kuris tiesiog išvertus reikštų: čia dirbo du girtuokliai, kurie nebaigė savo darbo. Tai toks parodo, sakysim, ir amatininkai, ir tie svetimtaučiai, kurie atvykdavo, lygiai taip pat buvo žmonės ir turėjo savo nuodėmių. Ir dabar laikas klausimams. Jeigu turite galimybę paklausti susirinkę čia istorijos mokytojai, kurių yra iš viso 66, tai galite drąsiai pasinaudoti progą ir užduoti Mindaugui klausimus. Galit kelti rankytes, galit kelti uodegas, kaip kam išeina. Tai naudokitės progą, nes Mindaugas tikrai retas svečias ir jo paskaitos, tiesiog užsiėmęs žmogus ir jo paskaitos, kaip būna, tai pakankamai retokai. Labą dieną. Danieliau, aš norėčiau paklausti, pasitikslint, tiesą sakant, jeigu lyginti Vilniaus su kitom Europos miestais, ar tik Vilnius išsiskiria savo daugiatautiškumo, ar tai yra įprastas dalykas visoje Europoje? Jeigu išsiskiria vis dėlto, jeigu tokios tolerancijos ir margumo tautų kitose, sakykime, valstybėse ar miestuose nebuvo, tai kas lemia tai, kad Vilniui klestėjo skirtingos tautos? Ačiū. Ačiū, geras klausimas. Ar išsiskiria, sostinės, jeigu didieji miestai, ypač didelių valstybių, tai jie pasižymi to daugiatautiškumu, kultūrų įvairovė, nori, nenori čia. Vilnius išsiskyrė regione, tai išsiskyrė tikrai mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir platesnėme regione tikrai tokio margo, ypač koks buvo 16 amžiuje Vilnius, tai tokio reiktų dar labai gerai paieškoti. Kodėl čia tokia specifika ir tos vadinamosios tolerancijos, nes visko buvo sugyventi taip paprastai, nesusigyventi, kaip sakant, nes
konfliktų neišvengti ir minėjau ir apie žydų, ir katalikų žydų, ir prieš protestantus įvairiausių išpolių būta. Tačiau, man atrodo, tą sugyvenimą lėmė tai, kad pati valstybės specifika, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės specifika, kadangi tikrai buvo marga valstybė, kurioje sugyveno jau nuo pat jos užuomazgos pradžios įvairiausių tautų atstovai. Tai jeigu dabar pažiūrėtume, tas visas Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tą apėmė regioną nuo Baltijos iki Juodosios jūros praktiškai, arba ten, jeigu taip, tai čia toks ir tie rusėnai, vokiečiai, žydai, tai turėjo rasti sugyvenimo būdų. Gal taip trumpai, nebent. Audriau? Labą dieną, ačiū už paskaitą. Aš progai pasitaikus klustelėt Vilniaus kankinių istoriją, kiek istoriškumo joje yra. Kurioje kankinių istorija? Ar tu stačiatikių ar 14? Stačiatikių. Taip, atrodo, kad tikrai ištyrinėta, nemažai, va čia Darius Baronas paminėtas buvo, istorikas Lietuvos istorijos instituto, kolega tikrai tą temą labai išsamei gvildeno ir parašė ir knygą tą temą, ir straipsnių publikavo, kad ir tos visus šaltinius bandė, tikrai surankiojo, analizavo, žiūrėjo, kaip ten kas, ir tas pagrindas, kad tas įvykis išties buvo, atrodo, kad tai yra patvirtintas, vadinkime. Ačiū. Taip, dar klausimų? Tai klausimų. Labą dieną. Giedrė, prašau. Norėčiau paklausti, ačiū už paskaitą, norėjau paklausti. Sakėt, rusėniškas miestas yra detaliai ištyrinėtas, o yra planų, kuri dalis senamiesčio arba su kokia etninė grupė irgi bandys ateityje tyrinėti ir ką atrasti naujo, ar yra planų? Toks, kad tikrai detaliai tirtas, tai yra vienas kapinynas stačiatikių tam rusėniškam mieste, tai čia toks detaliai tas vienas kapinynas, viena tik jo dalis, nes jisai rusėnų miestas, tai taip žiūrint, jeigu kas Vilnių pažįsta, tai jeigu Pilies gatvė yra ir Vilnios upė, tai tas visas tarp Vilnios ir Pilies gatvės ta dalis yra vadinamoji rusėniško miesto dalis. Tai yra tikrai tirta daug apie ją rašyta. Kita dalis katalikiška, ar vokiška, žydų. Tai tikrai tų tyrimų yra įvairia pusių padaryta, labai daug. Viską mes, aišku, ar galima sakyti viską, bet būtent susisteminom, sutraukėm, kas žinia, būtent toje Vilniaus istorijoje yra visi 3 tomai. Tai būtent apibendrinta tai, ką mokslininkai ištyrė, padaryta sintezė, kuri tikrai gali pasitarnauti lengvesniam tokiam prieimui prie tų mokslinių visų duomenų, tai kas ištirta. O tyriama toliau, yra planų daug ką tirti, yra tikrai mūsų vien istorijos institute, mes turime miestų istorijos skyrių, kuris būtent koncentruojasi praktiškai į Vilniaus miesto praeities tyrimus, ir taip pat ir kiti mokslininkai yra, kasmet atsiranda įvairios knygos, mokslinių straipsnių krūvos apie Vilniaus miesto praeitį įvairiais aspektais, tiek ir tautinė prasme, ir apie tautinę, apie gyventojus, ir tautinę etinę sudėtį. Žinai, gerbiamas Mindaugai, didžiausia archeologų, kadangi aš pats irgi daug metų kasinėjau ir dabar stebiu, kaip vyksta archeologiniai kasinėjimai, didžiausia svajonė kiekvieno archeologo yra vis dėlto totorių kapinės. Totorių kapinės, užčiuopti totorių kapinės, sakysime, buvusių Lukiškių aikštės teritorijoje, ten apylinkėse. Tai nes atvirai, aš tavęs paklausiu dabar naudodamasis proga, pavyzdžiui, ar tu žinai nors vieną
totorių kapinės nors vienas tyrinėtas? Nes kiek mano žiniomis nieko nesu matęs ir nieko skaitęs apie būtent totorių kapinių kasinėjimus, apie laidimo papročius ir visokius kitokius dalykus. Taip, asmeniškai tikrai nesu susidūręs su Tai va, tokiais aš lygiai tyrinėjimais. taip pat. Bet aš nežinau, kodėl čia tokia svajonė Vilniaus totorių kapinės, nes šiaip ta bendruomenė buvo labai mažytė. Labai mažytė. Ar ten kažką labai daug mes naujo sužinotume, vat kaži. Kaži. Man įdomiau dabar bręsta projektas apie Vilniaus katedros požemius. Nu, čia Visokies. atskira Bet paskaita. kita tema čia. Jo, kita tema, tarp kitko, galiu tave pradžiuginti, kad Saulis Poderis yra mano studentas ir aš užvedžiau ant šitos temos, jį kažkada dar kursinį berašant, o paskui jisai pasileido plaukus ir puolė bėgti per laukus, reiškia, ir tiek daug pridirbo. Bet ką padarysi, kai kada ir tokie dalykai, netgi tokie dalykai paskatina ieškoti ir kai kada ir istorijos mėgėjai būna tie žmonės, kurie padaro kažkokius atradimus ir kažką sukrečia, sakysime, bent jau išjudina iš vietos kažkokius tyrimus ar istorinius, ar invazinius metodus naudojant. Žiūrėsim, kaip bus. Tai ar dar kreipiuosi į istorijos mokytojus, naudokitės proga, prašom klausti. Taip, kadangi nematau jokių klausinčių, tai tada Aida. Taip, aš norėjau. Aha, aš esu ir aš noriu dar porą žodžių tarstelti apie rytojaus mūsų renginį. Tai rytoj vėl susimatome, vėl moderuos šios dienos moderatorius, daktaras Juozapas Blažiūnas. Tikrai bus smagu paklausyti ir diskusinės dalies. Na, o paskaita bus apie Kernavę, Kernavės archeologinę vietovę, unikalus archeologijos istorijos vertybių kompleksas. Skaitys pats direkcijos vadovas, direktorius Ramojus Kraujelis. Ir jis pasidžiaugia, kad jau turi labai daug paveikslų surinkęs ir bus tikrai tokia sultinga, turininga ta paskaita. Tai jungiamės ir dalyvaujame ir labai prašau dalyvių nevėluoti ir iki rytojaus. Tai šios dienos bėgėje dar kiek liko jos, atsiųsime jums naujus prisijungimus. Ačiū. Tai ačiū Mindaugai, iki pasimatymo istorijos tyrinėjimuose.